S&P 500 indeksas pirmą kartą istorijoje perkopė $5000 ribą. Ar rinkos gali išlaikyti tokį spartų augimą? Aš Povilas Petručionis, Orient Securities analitikas, šioje Rinkų Espresso apžvalgoje aptarsiu akcijų rinkų indeksų rezultatus, Fed ir Europos centrinių bankų pareigūnų pasisakymus dėl artimojo laikotarpio monetarinės politikos planų, labiausiai išsiskyrusius ketvirtinius įmonių rezultatus bei makroekonominės Azijos rinkų naujienas. Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai – Jungtinės Amerikos valstijos, mažos kapitalizacijos bendrovių augimas bei Jerome Powell kandūs pasisakymai. JAV indeksai šią savaitę kilo iki 2%, o S&P 500 pirmą kartą istorijoje kirto $5000 ribą ir pasiekė naujas kainos aukštumas. Per savaitę S&P 500 indeksas kilo apie 1,4%, Nasdaq 100 apie 1,8%, o Dow Jones 30 prieaugis buvo mažesnis ir siekė vos 0,04%. Verta atkreipti dėmesį, jog mažos kapitalizacijos bendrovės įtraukiančiam Russell 2000 indeksui sekėsi geriau nei pagrindiniams indeksams. Pastarasis augo daugiau nei 2,6%. Kita vertus, lyginant vienodo santykinio svorio Equal Weight S&P 500 ir įprastą S&P 500 indeksus, 4 iš pastarųjų 5 savaičių vienodo santykinio svorio Equal Weight S&P 500 indeksas augo mažiau nei įprastas svertinis S&P 500 indeksas. Už praeitą sekmadienį pasirodžiusiame 60 Minutes interviu su Fed valdybos pirmininku Jerome Powell skambėjo frazės, kurios neigiamai paveikė vyriausybės obligacijų kainas. Pirmiausia, Jerome Powell užsiminė apie JAV vyriausybės fiskalinę politiką, kuri dėl išaugusio skolinimosi lygio yra netvari. Vėliau pirmininkas Darcy kalbėjo apie poreikį neskubėti mažinti palūkanų normas ir išlaukti tinkamo momento. Reaguojant į tokius pasisakymus, rinkos duodama tikimybė, jog kovo mėnesį galime sulaukti palūkanų normos mažinimo, krito iki 16%. Po stipraus šuolio pirmadienį JAV 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas per savaitę kilo nuo 4 iki 4,18%. Kita vertus, šios savaitės viduryje vykusiame rekordinėme $42 milijardų vertės JAV iždo 10 metų trukmės obligacijų aukcione buvo fiksuota santykinai aukšta vyriausybės skolos vertybinių popierių paklausa. Toks aktyvus investuotojų dalyvavimas aukcione nuramino kylančius nuogąstavimus dėl išaugusio JAV vyriausybės skolinimosi lygio. Iki šiol ekonomistai spekuliavo, jog esant aukštam skolinimosi lygiui JAV vyriausybė galėtų prisidėti prie aukštų arba augančių skolinimosi palūkanų, taip apribojant Fed galimybę skatinti ekonomiką, mažinant bazinės palūkanų normas. Didelį netikėtumą savaitės pradžioje pateikė paslaugų sektoriaus duomenys, žymėję aukštesnį augimą nei tikėtasi. Pranešta apie ISM Non-Manufacturing PMI indekso šuolį nuo 50,5 iki 53,4 punktų, kuomet analitikai prognozavo 52 punktų rezultatą. JAV rinkose įspūdingą augimą pademonstravo puikius ketvirtinius rezultatus paskelbęs ARM Holdings, kurio kaina per savaitę išaugo net 62,27%. Naujas aukštumas taip pat pasiekė Nvidia, kilusi 9%. Prasčiau sekėsi rezultatus skelbusiems PayPal bei farmacijos bendrovei Amgen. Europa. Atsargus Europos centrinis bankas ir puikios Prancūzijos prabangos prekių industrijos perspektyvos. Kontinentinės Europos akcijų indeksai sviravo nedaug ir kilo iki 1%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 susitraukė apie 0,5%. Prancūzijos CAC 40 kilo apie 0,7%, o DAX kilo apie 0,05%. Europos centrinio banko atstovai ir toliau ragino atsainiau vertinti ankstyvo palūkanų normos mažinimo lūkesčius. Vykdančiojo komiteto atstovė Isabel Schnabel argumentavo, jog lipnios paslaugų sektoriaus kainos, stipri darbo rinka bei tiekimo grandinės sutrikimai dėl laivų išpuolių Raudonojoje jūroje skatina atsargiau vertinti infliacijos lygio grįžimo prie 2% artimuoju metu scenarijų.
Ekonomistai komentuoja, jog Europos centrinio banko palūkanų normos mažinimo tikėtina sulaukti ne anksčiau nei birželį. Analitikai atkreipia dėmesį, jog pagrindiniai algų rodikliai vis dar auga, todėl centrinio banko atstovai norės sulaukti 2024 m. pirmojo ketvirčio duomenų prieš priimant sprendimą dėl palūkanų normos. Kita vertus, spartesnį palūkanų normos mažinimą galėtų paskatinti reikšmingai prastesni makroekonominiai duomenys ar bankų krizė sukelta nekilnojamo turto sektoriaus. Rinka šiuo metu duoda apie 50% tikimybę, jog palūkanų normos mažinimo galime sulaukti balandžio mėnesį. Atnaujinti duomenys žymėjo, kad darbo rinka Jungtinėje karalystėje išlieka stebėtinai stipri. Naujausi duomenys atskleidė, jog nedarbo lygis šalyje siekia 3,9%, o ne 4,2%, kaip buvo pranešta originaliai. Tuo tarpu Centrinis Anglijos bankas tikėjosi, jog nedarbo lygis paskutinį metų ketvirtį sieks 4,3%. Toks pataisimas gali prisidėti prie lėtesnio netikėtasi Centrinio Anglijos banko palūkanų normos mažinimo. Be to, pozityvą kėlė ir paslaugų sektoriaus pirkimo vadybininkų indekso rezultatas siekęs 54,3 punktus ir viršijęs 53,8 punktų analitikų prognozę. Prancūzijos rinkos augimą lydėjo prabangos prekių industrijos kilimas. Hermès po ketvirtinių rezultatų išaugo apie 7,5% ir pasiekė visų laikų aukštumas. Louis Vuitton kilo apie 3,8%, o Kering apie 9,7%. Jungtinėje karalystėje apie 5% susitraukimą išgyvena AstraZeneca bendrovės akcijų kaina. Tuo tarpu Anglo American krito daugiau nei 7%. Azija – silpnas Japonijos algų augimas ir Kinijos rinkų atšokimas. Didžiųjų Azijos ekonomikų Japonijos ir Kinijos rinkos po ilgos pertraukos ir vėl kartu žaliavo. Japonijos Nikkei 225 indeksas įtakojamas šalies valiutos silpnėjimo kilo apie 2% ir pasiekė pastarųjų 34 metų kainos viršūnę. Kinijos indeksai po ilgo kritimo serijos pagaliau atšoko, o CSI 300 kilo apie 5,8%. Tiesa, Hang Seng kilo vos 1,37%. Kinijos pirkimo vadybininkų indeksų rezultatai buvo gana pozityvūs. Kita vertus, paslaugų sektoriaus aktyvumas šiek tiek susitraukė dėl užsakymų nuosmukio. Kinijos liaudies bankas ketvirtinėme politikos formavimo pranešime teigia, jog monetarinė politika išliks lanksti, siekiant atgaivinti vidaus paklausą. Bankas taip pat prognozavo, jog vartotojų kainų lygis šiek tiek atšoks. Daug ekonomistų prognozuoja, jog antra pagal dydį pasaulio ekonomika artimiausiu metu tęs ir pristatys naujas šalies ūkio skatinimo priemonės. Japonijoje pasirodė intriguojantys duomenys, kurie tikėtina paveiks Centrinio banko tolimesnius veiksmus. Nominalios algos šalyje gruodžio mėnesio duomenimis per metus augo vos 1%. Tuo tarpu realios algos atsižvelgiant į infliaciją per metus krito 1,9%. Be to, namų ūkių vartojimas krito ir lyginant su praeitais metais traukėsi net 2,5%. Nors algų persiderėjimo laikotarpis šunto vis dar priešaky, tikėtina, jog tokie makroekonominiai duomenys gali prisidėti prie nuosaikios Centrinio Japonijos banko monetarinės politikos. Tiesa, Tarptautinis valiutos fondas buvo kiek kitokios nuomonės ir pranešė, kad atsižvelgiant į per pastaruosius kelis metus išaugusią šalies infliaciją, vietos centrinis bankas turėtų į tai atsižvelgti ir siekti atsisakyti dabartinės nekonvencinės monetarinės politikos, kuria yra palaikomas neigiamų palūkanų normų modelis. Japonijoje net 12,59% augimą fiksavo Toyota po to, kai bendrovė paskelbė puikius ketvirtinius rezultatus ir pakėlė kelių artėjančių ketvirčių prognozes. Honkongo biržoje kiek mažiau nei 6% augimą demonstravo elektromobilių gamintojas BYD. Populiariausios savaitės antraštės – didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Savo ketvirtinėmis ataskaitomis jau pasidalino 67% S&P 500 indeksui priklausančių įmonių. Žvelgiant į 2024 metų pirmojo ketvirčio prognozes, 52 bendrovės išleido neigiamas EPS prognozes ir tik 21 teigiamas.
Vertinant artėjančių 12 mėnesių kainos ir pelno rodiklį, rinka yra reikšmingai brangesnė nei istoriniai vidurkiai. Šiuo metu forward PE rodiklis siekia 20,3, kuomet 5 metų vidurkis siekia 18,9, o 10 metų 17,7. Šią savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus pranešė Caterpillar, Eli Lilly, Toyota Motor, Linde plc, BP, PayPal, prastesnius nei tikėtasi Alibaba, AstraZeneca, mišrius McDonald's, Palantir, UBS Group, Walt Disney, Philip Morris, PepsiCo. ARM Holdings bendrovė savo akcijų kainos 62,77% šuolių šią savaitę pribloškė daug rinkos dalyvių. ARM paskelbė geresnius nei tikėtasi rezultatus, o bendrovės CEO minėjo įmonės konkurencingą padėtį dirbtinio intelekto lustų industrijoje. Tiesa, ARM kuriami CPU procesoriai yra daugiausia skirti kompiuteriams arba duomenų centrams. Bendrovės GPU dalis yra santykinai maža. Analitikai atkreipia dėmesį, jog didžioji ARM akcijų dalis, tai yra apie 90%, vis dar priklauso SoftBank ir būtent sekantį mėnesį SoftBank turės pirmą galimybę parduoti rinkoje akcijų. ARM artėjančių 12 mėnesių kainos ir pelno rodiklis šiuo metu siekia apie 90, kuomet Nvidia rodiklis yra apie 33, o AMD apie 46. Ateinančios savaitės įvykiai. Antradienį pasirodys JAV infliacijos duomenys. Tikimasi, jog metinė infliacija sieks 2,9%, o mėnesinis prieaugis bus 0,2%. Trečiadienį Jungtinės karalystės institucijos pasidalins vartotojų kainų indekso pokyčiais. Prognozuojama, kad metinė infliacija bus 4%, tačiau mėnesinis pokytis bus neigiamas, tai yra minus 0,3%. Ketvirtadienį rinkas pasieks JAV mažmeninių pardavimų duomenys. Prognozuojama, kad pardavimai atmetus automobilių pardavimus per mėnesį augo 0,2%. Penktadienį investuotojai lauks Mičigano vartotojų sentimento preliminarių duomenų. Analitikai prognozuoja tolesnį indekso rezultato augimą nuo 79 iki 80 punktų. Artėjančią savaitę bus išleisti didžiųjų įmonių pranešimai apie ketvirtinius rezultatus. Pirmadienį rezultatais pasidalins Sony ir Arista Networks, antradienį Coca-Cola, Shopify, Airbnb, trečiadienį Cisco, Heineken, Uber, ketvirtadienį Applied Materials, Airbus ir Stellantis. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.